Sveiki, su jumis Eisgekas, taip pat šiandien su manim ir Pyzanas. Ir šiandien mes kalbėsime apie top 10 mūsų sukurtų žaidimų dešimtuką. Į šitą dešimtuką eis visi mūsų žaidimai, kuriuos mes per tą laiką buvom sukūrę. Ir perspėjom čia tik mūsų nuomonę apie visus šitas žaidimus. Dėl to, jei čia nebus jūsų žaidimo, prašyčiau nepykti ir džiaugtis mūsų video. Taigi, 10 vieta yra Perfect World Genesis. Tai yra MMORPG žaidimas, kurį mes įdėjom 10 vietą dėl tam tikrų grafinių elementų ir taip pat daugumos skillų pasirinkimų, taip pat ir didelių rasės pasirinkimų ir visokių jobų ir taip toliau. Taigi va, čia yra traileris ir va, 10 vieta yra Perfect World Genesis. Taigi, 9 vieta. Mes priskiriam Alots Online žaidimą, kuris yra MMORPG stiliaus. Šiam žaidimui yra daug klasių pasirinkimas, didelis skillų ir gražių efektų, didelis mapas. Ir šio žaidimo tikslas yra pasikelti didelį lygį, kovoti su kitais ir užkariauti pasaulį. Aštuntoji vieta yra TF2, arba kitaip Team Fortress 2. Tai yra MMOFPS Shooting Action Game'as, kuriame jums teks naudoti visokius ginklus, taip pat yra milžiniškas ginklus pasirinkimas, taip pat yra ir įdomus gravitacijos dėsniai, taip pat kaip double jumpas ant skautų ir panašiai kaip su bazūkos skrydžiai visokie. Ir tas pats įdomus kombatas, labai greitas dažniausiai būna, dėl to visą laiką gaunasi visokie mušinėjimai, miestų žudimai ir panašiai. Taigi, čia TF2. 8 vieta. 7 vieta. Tai bus Need for Speed Worldas. Čia yra racing MMORPG žaidimas, kuriame lenktyniausit, bėgsit nuo policijos ir žaisit su kitais draugais ar kitais žmonėm, vykdysit visokias misijas, važinėsit po pasaulį, kelsitės mašinas, pirksit ir taip toliau. Šeštoji vieta World of Tanks. Tai yra MMO simulator ir kaip FPS ir RPG žaidimas, kuriame jums teks valdyti tanką. Yra daug tankų pasirinkimų, nuo lengvojo, sunkiojo, normalaus, taip pat tank destroyeris ir artilerinis tankas. Šitame žaidime jums teks kovoti komandomis, įveikti kitą priešininką. Svarbiausia šitam žaidime yra teamworkas ir taip pat stengtis klausyti komandų taip pat ir stengtis, kad įveiktumėte priešus visus. Jums teks rodyti savo įgūdžius, taip pat gerinti tankus ir naudoti pinigus patobulinimams ir panašiai. Taigi, World of Tank ir 6 vieta. 5 vieta Eden Eternal. Tai yra MMORPG žaidimas, kuris turi daug charakterių, taip pat ir daug klasių. Klases galėsit rinktis bet kada žaidime, ta prasme čia visai kitas būdas tų skillų. Taip pat šitam žaidime bus kiekvienoje jūsų mepo zonoje daug dungeonų, dažniausiai pora arba vienas būna. Taip pat labai daug bossų sutiksite ir questų. Žaidimas ypatingas tom, kad gali pastatyti savo guild miestą ir taip pat galite turėti ir savo namą, dekoreitinti ir panašiai. Taigi, su jumis buvo Eden Eternal ir 5 vieta. Taigi, 4 vieta užima Brawl Busters. Tai yra action fighting žaidimas, kuriame yra 5 klasės su savo specialiais unikaliais skillais skirtingais. Čia šitam žaidime bus daug žemėlapių, daug visokių kitų žaidėjų, kuriuos sutiksite. Galėsite eiti prieš kitus. Šio žaidimo įdomiausias ir pagrindinis dalykas tai kovoti komandą prieš komandą, kur turėsit nugalėti kitą komandą, arba ten yra visokie kitokie modai. Trečioji vieta yra Super Dance Online. Šiam žaidime jūs turėsit šokti,
galėsit pasirinkti būti ar vyru ar moterim, čia nėra skirtumo. Šiam žaidimai yra daug dainų, kurias vis atnaujina, įkelia, yra nemažai ritmų, lygių, ten tų dainų ir panašiai. Šiam dar galėsit gerai savo žmogaliuką aprengti, yra daug visokių drabužių ir tiesiog šokit. Antroji vieta yra Savage 2. Tai yra MMORPG žaidimas, taip pat ir priskiriamas ir prie fighting. Šitame žaidime jums teks kovoti prieš priešininkus, kaip 2 teamai. Galėsit pasirinkti daug žmogeliukų. Taip pat vienas iš žmogeliukų bus generolas arba squad lyderis, o kiti bus tiesiog squad lyderio nariai, kaip būriai, kurie padės ir klausys squad lyderio. Generolas bus kaip strategistas, jis statys pastatus ir panašiai. Jūs turėsite apginti, arba būsit net builderių galėsit irgi statyti. Šitame žaidime labai svarbus teamworkas, taip pat ir spelai ir visa kita. Dėl to jūs visą laiką turit padėti vienas kitam draugam ir panašiai. Taigi, antroji vieta – Savage 2. Pirmoji vieta yra Vindictus. Šitą žaidimą įdėjom pirmą vietą vien tik dėl to, dėl jo grafikos, taip pat ir jo kovos stilius. Šitame žaidime jūs galėsite paimti daug daiktų, pavyzdžiui, kaip plytas ir panašiai, ir mėtyti jas. Dėl to jį padaro išskirtinį iš kitų RPG ir fighting style žaidimų. Taip pat šitame žaidime jums teks pirktis drabužius ir visokius dalykus, kad jūs stiprėtumėt. Taip pat tie drabužiai gali ir sulūžti vidury kovos, dėl to galima pasiremti repairus ir panašiai. Taip pat mėtyti iečius ir taip pat ir žvejot. Žvejavimo ir kovos elementai irgi labai gražus, kaip čia reikia pataikyti ir užkabinti tiksliai, dėl to tas ir sudomina viską, o kovos stilius turi tam tikras kombinacijas. Paspaudę tam tikrus klavišus, jūs gali padaryti vis skirtingas kombinacijas, dėl to šitą žaidimą ir padaro ypatingą. Ir dėl to mes įdėjom pirmas vietas. Taip pat yra daug dungeonų ir kiekvienas dungeonas skiriasi tam tikrais bossais. Ir kovos dėl to pasidaro įdomesnės. Dažniausiai eikit co-op, arba kitaip su saviškiais, arba draugais, arba kitais žmonėmis. Ir dėl to šitą žaidimą įdėjom į pirmą mūsų top 10 game listą.